Tikriausiai jau nekartą girdėjote, kad daugelis situacijų priklauso nuo mūsų požiūrio į jas. Vieni tą pačią situaciją mato teigiamai, kiti tą pačią situaciją mato neigiamai. Vadinasi, keisti savo mąstymą, keisti savo požiūrį yra verta. Vien dėl asmeninios tobulėjimo siekimo, nes keičiant mąstymą mes tobulėjam, augam kaip asmenybės, sužinom naujų dalykų ir plėčiam suvokimo ribas apie pasaulį. Taip pat keisdami mąstymą mes labai dažnai pagerinam savo gyvenimo kokybę, nes išmokstam visai kitaip spręsti problemas, visai kitaip susidoroti su iškilusiais iššūkiais, netgi pagerinam santykius su daugeliu žmonių. Pasaulio pokyčiai, prie jų daug lengviau prisitaikom, kai irgi tam tikrose situacijose pakeičiam mąstymą, nes tai dažna naujai iškilusi situacija tiesiog ir reikalauja kitokio mąstymo modelio, kad galėtume siekti efektyviau veikti ir sėkmingiau. Na ir mano manymu vienas svarbiausių aspektų, kuriais įvyksta keičiant mąstymą, būtent yra vidinės pusiausvyros siekimas. Keisdami mąstymo būdą mes atrandam vidinę harmoniją, sumažinam stresą ir geriau suprantam save. Taigi pagerinom ne tik savo gyvenimą, bet ir aplinkinių.